Sveiki, su jumis sveikinasi laida Tavo galimybė. Šios laidos metu susipažinsime su itin prasmingas veiklas vykdančiais pašnekovais. Tavo galimybė tai vienas iš kaimo tinklo narių projektų finansuojamų pagal kaimo plėtros programą. Kaimo tinklas vienija kaimo plėtros procesuose dalyvaujančias institucijas bei asmenis. O šios organizacijos tikslas gerinti kaimo plėtros programos įgyvendinimą, dalintis patirtimi bei gerąją praktiką ir gerinti kaimo plėtros programos vertinimą. Tad sėkmės istorijos jūsų dėmesio. Labą dieną, sveiki atvykę į Arbatos šypseną Akmenėje. Kviečiu užeiti apsilankyti mūsų parduotuvėje, pasižiūrėti, kaip gaminamos ir ruošiamos arbatos, kaip ruošiama žaliava, džiovinama ir taip toliau. Mūsų parduotuvėje viršutinėse lentynose yra kaip tik tai mūsų produkcija su mūsų prekiniu ženklu Arbatos šypsena. Dar šiek tiek prekiaujame mūsų farmakognostės Jadvygos Balvočiūtės arbatomis ir Janinos Danielienės šiek tiek turime gaminių. Toliau prašome pasižiūrėti mūsų arbatos paruošimo procesą. Čia šiuose lentynose matote įvairių žaliavų, kurios yra vytinamos. Čia sudėti tik tai kaip pavyzdžiai, mažais kiekiais, atskiros augalų rūšys yra naudojamas didesniais kiekiais. Tai čia tik tai kaip pavyzdžiukai. Kaip matote, jonažolė, vaistas nuo 99 ligų, naudojama plačiai, bitkrėslė, geltonai žydinti, kraujažolė, taip pat viena iš populiariausių vaistinių augalų, bajorė, paprastasis kietis, raudoklė. Čia turime marokinę mėtą, kuri specifinį kvapą turi, šiek tiek kitokį negu pipirmėtė. Čia matome debesylas pievinis, takažolė, barkūnas baltažiedis. Taip pat populiariausias mūsų karčiausias augalas pelynas kartusis. Čia jau šiek tiek apvytęs yra. Ir čia jau atolo žolė, dabar pagrinde žydintis būna. Čia turime mūsų liaudiškai vadinamą peletrūną, kvapusis kietis, kuris skaniai kvepia, naudojamas varškės produktam ir taip toliau. Taip pat kaip ir vaistinė žaliava. Taip pat vienas iš populiariausių augalų Lietuvoje pelkinė vingiorykštė, kuri plačiai naudojama kaip natūralus aspirinas nuo plaučių uždegimo, bronkų ir kitų kvėpavimo takų ligų. Taip pat labai skani arbata, geltonos spalvos ir aromatinga. Dabar pažvelkime į procesą, kur džioviname, aparatas yra džiovinimui. Čia dabar įdėta nedaug tėra. Matome sudžiovintas pelynas. Čia jau lapai pelynų, be stievų. Čia džiovinama pipirmėtė. Dar nėra visiškai sudžiūvę. Kai kurie augalai greitai sudžiūsta, kitus reikia džiovinti keletą parų, kad gautume gatavą produktą. Pavyzdžiui, čiobrelis sudžiūsta per dieną, o kurie sultingesni augalai, tiem reikia jau keleto dienų džiovinimo. Čia matome aviečių lapai sudžiovinti. Kaip tik naudojami
nuo peršalimo ligų ir gaminame arbatą tam tikslui. Tai su šituo aparatu atliekame džiovinimo procesą. Galiu pademonstruoti. Įjunkime. Reguliuojasi temperatūra. Šiaip džiovinami augalai 30-40 laipsnių temperatūroje, o vėliau turime pakaitinti iki 70 laipsnių. Šitas mūsų aparatas maksimum 65 laipsnius pakelia temperatūrą, kad dingtų įvairūs, jeigu yra dar kokių smulkių kenkėjų patekę ant žaliosios masės, kad jie žūtų. Tai va toksai mūsų darbo procesas.